2015 metai, gegužės 22 diena. Na kągi, kur mano šuniukai, mokinukai? Pradėkime, o lengvų ir nėra. Medžioklinė veislė Veimaro paukššunis. Kaip visados, žmonės investuoja, kada buityje problema. Be abejo, pavėluotukas, metai ir 7 plius minus. Žodžiu, šiokia tokia psichikos defektas, baikštus. Na, bet tik antra diena, žodžiu, tai kaip sakyti, padarysime normalų šuniuką. Nu, ateik čia, pasižiūrim, kas čia. Pasižiūrim. Sakai, aš palakstyti noriu. Kas pas mus toliau? Vėl pavėluotukai. Nu, čia vienas iš tas geltonas didelis iš geresnių pavėluotukų. Saugas labradoras. Na, be abejo, vardas geras. Sapnas. Nusišypsok, jis fotografuoja. Na, problema be abejo, kad tampusi, bet bėdos nėra. O vat su tuo mažučiu, juoduliukas, o vardas koksai Tauras, atim gėlytę. Gėlytę pavostik. Šeimininkė, paauglė mergaitė, o jis juoduliukas turi agresijos potencialą, dantukus šiepia. Na, vėl priežastis, kad šuniukas nedresuotas. Dėl to jis ir, kaip sakytas, dantukus ir šiepia. Na, čia jau priėmė prie skyriaus mano mėgstamiausi, žodžiu, vokietukai kaip visada. Ei, hebrytė. Hebrytė, vienas be pavėluotukas, o kitas jau klasika, kaip priklauso vat šitas, vat, kad atvažiavo 5 mėnesių, o vat šitas gražuolis atvažiavo, jam virš metų ar kiek ten, žodžiu, atvažiavo, dar visoka buvo, ir man kibo į žeminį paltą. Ojojoj. Tai kągi, na, o čia įdomus egzemplioriukas, Bone Korsa. Ne, parodyk snukutį, labai juokingas snukutis. Ну, пародик, чтобы снукути вардос, кукши, Найк. По-русски ты говоришь, да, по-русски. Серьезный вещь, да? Смешная мордочка. Вот. Ну, такие вот рекалюки, жужи, весло с луками.